Labas. Šis video yra informacinis. Norėčiau su jumis pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kad šiuo metu stojo mėnulis naujas dvynių ženkle, o Saulė yra Vėžyje. Taigi, jeigu jūs domina bendrinė informacija apie naują mėnulio ciklą ir informacinis skaitimas, tai išklausykite šį video iki galo ir galbūt kažkokią tai informaciją būtent jūs pasieks ir jūs galėsite ją pasinaudoti būtent šį naują mėnulio ciklą. Taigi, ką reiškia, kai mėnulis stoja dvynių ženkle ir prasideda naujas mėnulio ciklas? Tai pirmas dalykas, jūsų visos mintis ir svajonės yra linkusios labai stipriai pildytis, būtent kuomet mėnulis yra dvynių ženkle. Šiuo metu yra man prieš akis. Tai pirmai savaitėje tokia prognozė, kad tie žmonės, kurie yra kitų žmonių apsuptyje, tai daleiskim, pavyzdžiui, jie dirba kažkokiose tai grupėse arba yra stipriai susiję su kažkokiam žmonių grupėm, tai laukia tam tikras nesusikalbėjimas ir laukia galbūt netgi toks mini lengvas chaosas. Tai patarimas vengti kažkokių tai apkalbų, nesvelti į beprasmės diskusijas, nes tiek vyram, tiek moterim šiuo metu tas laikotarpis, pirmoji ta savaitė, kuomet yra naujas mėnulis, visos svajonės yra linkusios pildytis labai greitai. Tad nešvaistykite savo energijos ten, kur jinai neturėtų nutekėti, saugokite ją. Ir per emocijas nepaleiskite, nes tai, ką jūs sugalvosite, ką jūs turėsite savyje, viskas manifestuosis labai greitai. Sekantis dalykas, pirmos savaitės pabaigoje laukia darbinių reikalų perskirstimas ir viskas, kas jums yra nebenaudinga, būtent kas susijęs su darbu, jūs turėtumėte paleisti, nes būtent jeigu jūs jaučiate, kad darbas yra jums netinkamas, jums nerezonuoja, kad tai ne jūsų sielos augimo kelionė tame darbe, jūs turėtumėte pagalvoti, kokį darbą jūs turėtumėte savo reorganizuoti, nes laukia kažkoks tai nusivylimas darbuose ir kažkokios tai netektis. Tai, kad tai neįvyktų, pasistengkite save išlaikyti aukštumoje, nes jeigu jūs nusižeminsite, laukia ir toliau keletą mėnesių, kad bus kažkokie tai Pirma savaitė jūsų namuose, jūsų šeimoje, jūsų bendrame būste, tame burbule, kuriame jūs šiuo metu esate, tai kaip viskas klostysis? Namai, krenta namai, namų erdvė, branduolys, kuriame jūs esate ir nesvarbu, ar jūs esate vienas, ar su šeima, su antra pusė, ar su vaikais, tai yra jūsų gerbuvis. Ir žiūrėkite, kas jūsų laukia. Tai norėsis kažką tai tenais pakeisti, kažką tai išvalyti, daryti kažkokias rekonstrukcijas, galbūt kažkokį paveikslą pasigabinti ir taip toliau. Tai viskas, kas kyla iš jūsų tiesiog vidinės širdies, jūs turėtumėte taip ir elgtis, nes jūsų vidinis aš jums sufleruoja labai gerai, ką jūs turite namuose keisti. Ir jeigu jūs norite perstumdyti baldus, vadinasi, taip turite padaryti, kad jūsų namuose atsirastų nauja energija. Toliau sufleracija yra tokia, kad jums reikėtų namų valymo. Išsivalykite jį, galite valyti su pelynu, su palosanto, bet tai reikalauja netgi valymo kartu su jūsų protėvių dvasia, nes krenta informacija apie protėvius, kurie stipriai belsis į jūsų duris. Tai gali būti sapnai, gali būti ženklai, gali būti kažkokios senos fotografijos, kurios jums netyčia iškris. Tai žiūrėkite, stebėkite ženklus, sekite ir pasileiskite į tą naują namų kelionę. Jauskitės namuose labai gerai ir saugokite savo namų gerbuvį. Neįsileiskite žmonių, kurie yra nelaukiami jūsų namuose, kurie gali nužiūrėti jūsų namus, jūsų erdvę, arba jūsų namus įnešti pyktį arba kažkokius tai nesantaikos syvus. Tai labai saugokite savo namus ir prižiūrėkite, kad jūsų namuose jūs jaustumėtės gerai, išjauskite, kokia yra jūsų namų erdvė.
Toliau sekantis dalykas, tai yra finansai, kuriuos jūs šiuo metu gaunate ir kaip jie keisis. Tai pirmas dalykas, ką aš matau dėl finansų, kad jūs turėsite naujus pasiūlymus, 2-3 tai tikrai. Ir būtent tie pasiūlymai turėtų būti labai gerai apsvarstyti ir apgalvoti. Laukia kažkokių naujų dokumentų, netgi peržiūrėjimas, galbūt netgi pasirašymas, gali būti netgi kažkokie tai paveldėjimo dalykai. Tai viskas, kas ateina pas jūs, turėtų būti labai gerai apgalvota. Saugokite žmonių, kurie yra pikti ir nepasakokite, jeigu pas jūs atėjo naujas darbas, nepasakokite niekam, jeigu jūs, kad ir kažkokį tai paveldėjimą gavote, loterijoje laimėjote ir taip toliau. Nes tai, ką jūs papasakosite kitiems žmonėms, nenulaikysite liežuvio už dantų, labai staigiai viskas išeis ir tiesiog kaip smėlis iš rankų išbirės. Tai saugokite tą informaciją, nes jinai yra skirta tik tai jums. Kitas dalykas, kas liečia finansus, tie žmonės, kurie gyvenate toksiniuose santykiuose, žinokite, kad viskas, kas ateina, labai staigiai ir išeis. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte pagalvoti apie toksinių santykių pokyčius ir žinokite, kad ateityje, maždaug 8 savaičių bėgyje, jeigu jūs gyvenate toksiniuose santykiuose, laukia pokyčiai, nes kartu tiek finansai, tiek jūsų santykiai keisis ir jūs būsite metami iš būtent tos pozicijos. Galbūt jūs gyvenate narciziniuose santykiuose, galbūt jūsų santykiai yra paremti melu ir taip toliau. Tai jūs žinokite, kad visa tai birės, kaip kortų kaladė, labai stipriai birės ir nepasileiskite emociniai bangai. Ir pagalvokite, kad galbūt atėjo metas su tuo atsisveikinti ir būtent šią akimirką yra jums pati tobuliausia. Nes vėžys saulėje ir nurodo ir dedikuoja viską, kas yra susijęs su šeima, su santykiais, ne? Tai liečiant finansų temą, tai finansai ateis pas tuos žmonės, kurie išbris iš toksinių santykių ir tie žmonės bus labai stipriai apdovanoti. Na ir dar vienas aspektas, ką norėčiau paliesti, tai meilė, naujos meilės atsiradimas, meilė jūsų gyvenime ir tai, apie ką jūs svajojate. Tai meilės temoje, ką aš matau, jeigu jūs buvote nukentėję nuo negatyvių santykių, jeigu jūs buvote kažkaip pažeisti, tai laukia išsivadavimas iš tamsos. Laukia naujos perspektyvos ir naujas išėjimas iš tam tikro labirinto, kuriame jūs esate pastrigę. Bet jūs turite sau leisti ir turite paleisti kontrolę. Man rodo, kad jeigu jūs mokėsite paleisti kontrolę, jūs galėsite į savo gyvenimą pritraukti naujo žmogaus ateimą. Kol jūs esate pats toksiškas su savimi, jūs negalite tiesiog į savo gyvenimą priimti jokio naujo žmogaus ir tas naujas žmogus pas jūs tiesiog negali ateiti, nes yra pastatytas tam tikras blokas. Jeigu jūs jaučiate, kad pas jūs gyvenime buvo tie blokai užmesti, jums tiesiog primesti ir tai yra ne jūsų, turėtumėte būtent per jaunatį, ką man rodo, parašyti laišką savo ir paleisti tas visas negatyvės emocijas, susitvarkyti su savo jausmais. Galbūt turite kažkokių tai likučių senai meilį ir turite ją paleisti. Tai vėžys ir dvyniai jums tiesiog sufleruoja, ką jūs turėtumėte daryti ir ką man rodo, kad naujas raktas į jūsų širdį ateis, kai jūs susitvarkysite su savo senomis programomis, kurias turėjote paleisti jau seniai, bet vadinasi dabar atėjo tas metas, kuomet jūs esate tikrasis aš ir jūs galite su tuo susitvarkyti. Tad meilės klausimus liečiant, labai geros prognozės, jog laimė tikrai ateis į jūsų širdį, jeigu jūs susitvarkysite su tuo, kas jums yra sena ir nebereikalinga. Tai ačiū, kad peržiūrėjote video, laukiu jūsų širdelių, patiktukų, komentarų ir pasidalinimų šią informaciją su kitais žmonėmis ir galbūt būtent šitą informaciją ir kitiems žmonėms bus labai naudinga. Tai dėkoju ir iki sekančių kartų.